Kovo 8. Dievas sudėjo narius kiekvieną iš jų, kūne, kaip jis norėjo. Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 18 eilutė. Nė vienas Kristaus kūno narys neturėtų sakyti, kad jam nereikia kito nario, ir nė vienas narys negali sakyti, kad jis nieko negali atlikti to kūno patarnavimui. Vadovaujant mūsų garbingai galvai, kiekvienas kūno narys pripildytas jo dvasios, ir kuris trokšta jam tarnauti, gali būti naudingas. O kada ateis laikas apdovanoti, tai kas žino kiek Pauliaus ir Apolo naudingumo, bus priskaityta kai kuriems nuolankiems asmenims, tokiems kaip Akvilas ir Priskilė, kurie įvairiais būdais patarnaudavo, paragindavo, paremdavo savo gabiausius brolius viešpaties darbe. Jeigu tik galėtume išmokti šią pamoką, kad Dievas įstato narius kūne ten, kur jam patinka, tai ne tik, kad nepavydėtume bendranariams dėl jų užimamų vietų, bet džiaugsmingai su jais bendradarbiautume atlikdami darbą, susijusi su jų užimamomis pareigomis. Dievui patinka įstatyti kiekvieną narį kūne ten, kur jis geriausiai gali padėti kitiems, ir kur pats gali gauti daugiausia pagalbos iš kitų. Klausimai: kaip aš šią savaitę elgiausi su broliais ir seserimis? Kodėl taip elgiausi? Kokios buvo pasekmės? Dievas sudėjo narius kiekvieną iš jų, kūne, kaip jis norėjo. Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 18 eilutė.